Taigi aptarus judesio svarbą, labai svarbu kalbėti ir apie tai, kiekgi to judesio vis tik reikia. Taigi Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja bent jau 60 minučių vidutinio ar intensyvaus fizinio aktyvumo kasdien. Tai gali būti net nebūtinai sportas, tai gali būti ir laisvi, komandiniai arba individualūs žaidimai kieme, lauke, mokykloje, darželyje, netgi namuose. Ir žinoma, ne tik žaidimai, ne tik sportas, bet ir šokiai, pasivaikščiojimas, važiavimas dviračiu ar kita fizinė, aktyvi arba vidutinio aktyvumo veikla. Taigi norėtumėm pateikti šiek tiek rekomendacijų, kaip galite suaktyvinti savo vaiko gyvenimą ir kaip galite atliepti šį Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomenduojamą tikslą. Tai visų pirma, namų aplinkoje galėtumėm rekomenduoti tokias gaires. Tai kas be ko rytinė mankšta. Užtenka 5-10 minučių trumpos, linksmos mankštelės su vaikais. Geriausia, jeigu ją atliksite kartu, galite tiesiog įsijungti smagią dainelę ir atlikti patys, arba galite susirasti specialią vaikišką mankštelę internete. Kas be ko, labai rekomenduojame ir šokius, tai įsijunkite smagią muziką ir šokite kartu su vaikais namuose, kieme, mieste, miške, kur tik jums labiausiai patinka. Taip pat labai rekomenduotumėm ir judriuosius stalo žaidimus, tokius kaip tarkim Twisteris arba Simonas sako, kai vienas atlieka kažką ir padaro, kitas turi atkartoti. Taip pat galite susikurti mini sporto erdvę namuose, kieme, kurioje bus kamuolys, šokdynė ar panašus sportinis inventorius ir tiesiog ateisite ten pasportuoti keletą minučių per dieną. Jeigu auginate labai mažuosius, tai labai rekomenduojame susikurti ir laipiojimo erdvę. Pasistatykite kėdę, stalą, pasimkite pleduką, pagalvių ir susikurkite lipimo erdvę, tunelius, lysti, lipti, kopti, peršokti ir visaip kitaip landžioti. Pamatysit, mažuosius tikrai sužavės. Kas be ko, vaikus galite įdarbinti, praleisti laiką aktyviau ir lauke. Vietoj įprasto pasivaikščiojimo galite surengti lenktynės, kuris greičiau užbėgs į kalnelį arba kuris greičiau subėgios pirmyn atgal nuo stulpo iki stulpo, arba ar jūs spėsite greičiau nueiti iki tam tikro taško, ar vaikas nubėgti šiek tiek toliau ir grįžti iki to taško. Žodžiu, ieškokite iššūkių kasdienybėje ir aplinkoje. Na ir žinoma, lygiai taip pat galite vaikus įtraukti ir į savo bendrasias užduotis, į savo tiesiog kasdienybę. Paimkite, paprašykite, kad atneštų jums tą maišą, kad paduotų kitame kambario gale esantį daiktą. Tiesiog kažką sutvarkytų kieme, padėtų persodinti gėles, padėtų nunešti iš pirmo aukšto kažką į antrą aukštą ir atvirkščiai. Ir taip pat labai rekomenduoju surenkite šeimos sporto vakarus. Susiorganizuokite estafetės, sužaiskite įvairius komandinius žaidimus, susigalvokite prizus ar kažkokią apdovanojimą po visko. Pamatysite, tai taps ne tik labai naudinga dienos dalimi jūsų vaikui, bet ir labai puikia šeimos tradicija. Žodžiu, įgalinkite vaikus kasdienybėje judėti, o ne sėdėti, gulėti ar kitaip pasyviai leisti laiką. Tikiu jūsų gale ir linkiu sėkmės. Ir labai svarbu atsiminti yra tai, kad vaikai turi judėti su džiaugsmu. Tai neturi jiems atrodyti kaip sunkus darbas ar kažkokia užduotis, tai turi atrodyti jiems kaip pramoga ar žaidimas. Todėl ir linkiu būtent taip ir pateikti judesį vaikams. O dar vienas labai svarbus faktas yra tai, kad vaikai geriausiai mokosi iš savo autoritetų, o jiems autoritetas visų pirma yra tėtis ir mama. Todėl įdiekite savo vaikams tinkamą pavyzdį ir pajudėkite patys kartu su vaikais, parodykite, kaip smagu yra aktyviai leisti laiką ir būtent džiaugtis judesiu.